Jeigu būčiau galvojęs, ar aš tiksiu, ar mane paims, tai tikrai būčiau aš nepildęs tos anketos ir nebūčiau papuolęs turbūt į gentis. Jeigu tu jau žiūri čia, matai šitą video įrašą, klausai manęs, vadinasi, tu esi jau pokytyje. Tu esi jau kelyje keistis. Tuo atveju, jeigu aš dvejočiau ar noriu prisijungti, aš savo sakyčiau, kad, blemba, bet tai yra visiškai kitaip ir tai tikrai yra verta pabandyti. Galbūt patiks, galbūt nepatiks, bet tai yra unikalus bendravimo būdas. Ir to nepabandžius, iš tikrųjų būtų gaila, nes nežinau, ką prarasčiau. Kaip man pačiam reikalinga gentis, taip ir aš esu reikalingas genčiai. Taip ir tas naujas vyras, kuris apie ją mąsto, yra reikalingas sekančiai genčiai, nes jis irgi bus jos dalis, jis padės jai augti, ateis su savo idėjom. Jeigu savo, tai sakyčiau, ką tu gali prarasti, tiesiog pabandyk ir jeigu norėsi, tai bet kada galėsi daryti posūkį kažkur kitur gyvenime. Šitoje vietoje aš pagalvojau, kad labai gerai pajausti, kai yra laikas, kai tikrai skauda, tada ir ateina. Ateina tas jausmas, va dabar. Man va dabar reikia kažko, kad kažkas mane išjudintų, spirtų į šikną, kažkas man už nugaras pastovėtų, kol aš šitą išjaučiau, kad man šitą reikia, aš tada atėjau. Tai jungkis prie vyrų, kurie išdrįso pasikeisti ir dėti sekantį žingsnį.